Nu ką, labas visiems keturračių fanai, purvo ir bekelės fanai, žodžiu, tai susuksiu šitą trumpą video, tikiuosi jis bus trumpas, iki valandos, manau, turėčiau tilpt. Tai tikslas yra suteikti, kiek įmanoma maksimaliai daugiau bendros informacijos apie tą keturračių visą reikalą, chiptuningą, reguliavimą, ten stage'us, ribotuvus ir visą kitą. Nes tie patys pasikartojantis klausimai nuolat. Ir jau, kaip pasakyti, ir neatsakyti negražu, ir užknisa atsakinėti tą patį per tą patį. Tai keletą video jau tokių yra pas mane kanale, apie CF-us mažakubatūrius, ten apie naujesnius, G3 man atrodo, kažkas dar yra, neprisimenu tiksliai. Tai dabar papasakosiu labiau tokią bendrą informaciją, tokie kaip klausimai atsakymai, jūs manęs klausėte, aš jums atsakau. Tai papasakosiu trumpai, kas yra tie stage'ai, koks tikslas iš to viso čipavimo, iš tų ribotuvų nuėmimo, kokia tai yra nauda, kokia tai yra žala, kokie pliusai, kokie minusai, kiek kainuoja ir taip toliau, kiek ten tos galios dasidės, nedasidės, ten ką pajusiu, nepajusiu, tokie, žodžiu, kasdieniai jūsų klausimai. Tai kam bus aktualu, šitą video pasiklausot iki galo ir jeigu dar kažkas neaišku, tai tada manęs galit paklausti konkrečiai. Tai konkrečių modelių galbūt paminėsiu, gal ne, tokia bendra informacija, realiai jinai galios visiems keturračiam, gal paskirsim tenai porą tokių grupių, senesni, naujesni ir taip toliau. Tai turbūt labiausiai tie visi klausimai, čia verta daryti, neverta, pajusiu, nepajusiu. Tai pasakykim taip, kuo mažesnės kubatūros keturratį turit, tuo tas potencialas jisai yra mažesnis. Logiška. Tai keturračius ir motociklus aš jau, kaip pasakyti, dirbu senokai su ta elektronika ir tos patirties ir žinių kaip ir yra, bet galbūt ne visada žmonės supranta tai, ką aš sakau ir ką noriu pasakyti. Tai galima būna paskambina ten su vienu žmogum prašneki 20 minučių, pusę valandos, tai jau kaip ir jeigu tik tai čia tokiu kaip konsultantų dirbti, tai žinokit, nefainai. Tikrai atima daug laiko kiekvienam aiškinti ir tas kiekvienas paskambinantis, jisai nebūtinai, kaip pasakyti, potencialus klientas tavo bus ir panašiai, tai kartais tikrai sugaišti labai daug laiko veltui. Tie, kurie tikrai domisi tuo reikalu, tai jie prieš tai kažkokias bazinės žinias turi ar pasiskaitinėja, ar kažkokį video pasižiūrėję, ar jiem yra paprasčiau. Tai gerai, užteks turbūt čia tokios įžangos, tai pradedam turbūt nuo to, kas iš viso yra tas keturračių čipavimas, reguliavimas ir taip toliau. Analogiškai, kaip ir motociklai, taip ir keturračiai, iš esmės ta pati technika reguliuojasi, čipuojasi tokiu pačiu principu. Čia aš kalbu tik tai apie keturračių su įpurškimu. Realiai ten kokie, nuo 2008 metų ten iki šių metų. Tai kuo senesnis keturratis, tai tuo jis turi kažkokią, kaip pasakyti, netokią modernią technologiją, ten trosinės gazas, žodžiu, ir panašiai. Kuo mažiau technologijų, kuo mažiau yra euro apribojimų, tuo potencialas pas keturratį yra mažesnis, kas liečia tą galios didinimą. Tai jeigu pas jūs yra trosinės gazas, tai čia nebūtinai, kaip pasakyti, markės kaip ir neminėsiu, nesvarbu, jeigu pas jūs yra ne elektroninė sklendė, ne elektroninis gazas, didžiausias potencialas yra iš kuro sistemos ir degimo sistemos reguliavimo. Tai tokius motociklus ir keturračius yra sunkiausia sureguliuoti, kad žmogus tikrai pajustų tą teigiamą efektą. Tai su tokia technika yra sunkiau dirbti. Modernesnė technika, kuri jau turi daugiau elektronikos, elektroninės sklendės, ten nežinau, iš BRP kažkas, dabar naujieji kiniečiai, ten pavyzdžiui CF Moto ir panašiai. G3 kartos jau eina su elektroniniu galios perdavimu, tai jūs ten tą savo ričiagą judinat, bet ten yra tik tai daviklis, nėra jokio troso ir kompiuteris darinėja realiai sklendę. Tai čia Segway, CF Moto, Gojas,
Žodžiu, praktiškai visi naujesni keturračiai, pas kuriuos ten dažniausiai būna, kas liečia činą, tai būna Bosch purškimo sistema. Tai pas juos jau yra tas elektroninis galios perdavimas, pas kitus dar viskas yra išlikę, kaip pasakyti, senoviškai. Tai Lonsinai, Kudžiai, Segvėjai, kai kurie tie patys ir kai kurie CF irgi. Mažalitražiai, mažos kubatūros, ten 520 pavyzdžiui ir panašiai. Tai visi CF nuo 625 jau eina su elektroniniu galios perdavimu. Ir ten jau, kaip pasakyti, yra su jais įdomiau dirbti, didesnis potencialas ir taip toliau. Tai kas yra tas stage'as? Nuolatinis klausimas, internete grupėse skambina žmonės, klausinėja ir panašiai. Tai tie stage'ai, aš visą laiką sakiau, yra taip. Jie yra pagal mechaninės modifikacijas. Čia nėra taip, kad jūs čipuoja Moca Stage 3, turiu standartinį keturratį, noriu Stage 3. Taip, jį suprogramuoti ir rašyti galima, bet maksimalaus potencialo jūs negausite tol, kol jūs nepasidarysit mechaninių modifikacijų atitinkamai pagal tą savo vadinamą čipo stage'ą. Tai Stage 1 yra visiškas standartinis keturratis, be jokių absoliučiai modifikacijų, nei variatoriai, nei iškelimai, įsiurbimai, nei išmetimai, nei taip toliau. Tai yra Stage 1 čipas. Stage 2 čipas jau prasideda mechaninės modifikacijos. Tai jau, kaip ir žinot, yra Stage 2 variatoriai, Stage 3 variatoriai, toliau filtradėžių modifikacijos, ar ten kiti pasidaro, kaip pasakyti, našesnį oro paėmimą, išsikelia tenais, žodžiu, išmetimo antgaliai tenais arba pilnas išmetimas. Pagal tą stage'ą vadinamą, kurį jūs darot mechaninės modifikacijas, pagal tai atitinkamai darau programą. Nėra taip, kad Stage 1 yra tokia pati programa ir Stage 3 yra tokia pati programa. Tai nėra logiškas standartinis keturratis su stokiniu išmetimu, su stokiniu oro paėmimu ir jam įrašyti Stage 3. Jisai nevažiuos tikrai taip, kaip galėtų važiuoti. Aišku, kai kurie darosi tokį planą į priekį, ne? Visada klausiu prieš programavimą, ar jūs kažką planuojat daryti, ar modifikuosite įsiurbimą, išmetimą ir panašiai. Jeigu sako ne, taip, apsistojam ten ties Stage 1, nebent jau yra kažkas padaryta, kažkokios modifikacijos, ten variatorius paburtas, ten pavyzdžiui ir panašiai. Jeigu kažką žmogus tikrai planuoja artimiausių metų, tai taip, tada iš karto geriausia yra daryti Stage 2 arba Stage 3, jau ką jūs ten investuojat, nežinau, ar pilnai variatorių darysit, ar tik tai ten svarelės, spiroklės, žodžiu ir taip toliau, bet tos karūnas vadinkim. Tai vienu kartu yra daryti pigiau, tiek nuimti ribotuvą ir iš karto daryti čipą yra vienu metu pigiau. Kadangi jeigu jūs tik nusėmat ribotuvą, tik tai ribotuvą nuimkim tenai už minimaliausią tą kainą, ten tarkim, mane kaip pavyzdys. Nusėma ribotuvą, žmogus pamato, kad tikrai jam mažoka, potencialo dar keturratis tikrai yra. Jisai ten pradeda modifikuoti, kažką investuoti ir taip toliau iš mechaninės pusės ir vėl reikia programuoti atitinkamai. Ir vėl ta suma jinai didėja. Kiekvieną kartą, kiek jūs mokat pilną sumą. Ne nuo tos, tarkim, čipas kainavo ten, nežinau, kaip pavyzdys paimkime, ne ten 1000 eurų. Tiek aišku nekainuoja, bet kaip pavyzdys, ne? 1000 eurų. Nusėmėt ribotuvą, sumokėjot kažkokią ten, nežinau, tarkim 500 eurų ten už ribotuvo nuėmimą, kaip pavyzdys. Jum mažai, jum iš karto siūlė, tarkim, už 1000 daryti, viską gaunat. Ribotuvas, tenai čipai, žodžiu, ir visa kita, jūs tik tai, žodžiu, sumokėjot už ribotuvą. Kai darot čipą paskiau, vėl gaunasi ta pati procedūra per naują programavimas ir panašiai, ir jūs gaunas kažkokią dalį pinigų prarandat. Tai ribotuvai dažniausiai čia, kaip pasakyti, kaip pavyzdį pasakiau, 1500, ten nėra tokių kainų, ten realiai nuo 100 eurų prasideda, jeigu tik tai ribotuvas kaina, jeigu kažkas iš naujesnių, rimtesnių keturračių, tai gali būti 105, ten 108 eurų, žodžiu, kokio ribotuvo nuėmimo nori, ar žmogus nori standartinio, dilerinio nuėmimo, kuris yra tikrai nepilnas, ar jisai nori pilno ribotuvo nuėmimo, tai kalbu ne ant vienos, ne ant high pavaros, tai būna ir high low, 2 varomi, 4 varomi, atbulinis ten žodžiu ir taip toliau. Čia yra ne tas pats. Tai pagal žmogaus norus visada tie dalykai yra daromi ir visos korekcijos eigoj, tarkim, suprogramavom jums kažką, jūs pamatėt kažkokią, taip, čia toks darbas yra, kažkokia problema visada gali išlysti. Dažniausiai keturračių netveža,
ten atsiunčia tik tai kompiuterį arba atveža, suprogramuoji. Viskas ok, tuo ir pasibaigia, jeigu kažkokia problema išlenda, žmogus būtinai turi apie tą problemą pasakyti, ne kažkur ten, kaip pasakyti, užsišikti, užpykti ar dar kažkas. Visada turi pasakyti, jeigu aš nežinau, kad yra kažkokia problema, aš traktuoju taip, kai viskas yra padaryta tinkamai. Jeigu jūs pasako, tai yra tokia problema, tokia ir tokia, visada galima ir visada reikia pakoreguoti tą dalyką. Tai to ir yra pliusas, individualus reguliavimas, kad eigoje visada galima daryti korekcijas. Jeigu kažkas negerai, galima atstatyti. Tai to ir skiriasi nuo dilerinių ar nuo kažkokių kitų čipų, kur užrašo kažkokio softą ant viršaus ir viskas. Negalimas nei jokios korekcijos, nei kažkokie atstatymai, niekas įrašė ir viskas, tuo pasibaigia. Visas yra traktavimas, taip turi būti, čia taip pas visus ir visa kita. Taip tikrai nėra ir taip neturi būti. Jeigu yra kažkokia problema, visada tą problemą galima spręsti. Tai visada rinkitės tą vietą, kur jums sugebės eigoje koreguoti, taisyti, atstatinėti ir taip toliau. Jeigu tai yra, kaip pasakyti, programavimas į vieną pusę, į vieną galą, tai kaip ir, taip, nesakau, kad ten bus blogai, visiškai. Gal ir važiuos tas keturratis geriau, gal ir jūs tenkins taip, kaip jisai važiuoja, tai nėra problemos, tuo ir pasibaigia. Bet jeigu išlenda problema, o jos tikrai išlenda, nes nuolat sulaukiu ir skambučių ir tų kompiuterių atveža perdarinėti, atstatinėti, žodžiu, tai aš nededu kiekvieną kartą čia internetą video, dabar man atvežė ten kompiuterį iš tos vietos, dabar čia pridaryta tokių nesąmonių, nieko negali padaryti, negali atstatyti ir panašiai. Žmogus pats turi tą dalyką suprast, kuo mažiau jisai moka, tuo, kaip pasakyti, ta programa jinai bus mažiau pagal jį priderinta ir apšlifuota. Jeigu jūs norit viską gauti, tarkim, kaip pavyzdys, nežinau, ten už 150 eurų, ten ar už 100 eurų, ten aš girdėjęs net ir iki 100 eurų, tenai kažkas daro, ten pilnai viską, alėtas čipas. Čia yra, kaip pasakyti, nežinau, kosmosas, aišku, kiekvienas kiek jisai vertina savo žinias ir savo darbą, tiek jisai ima. Čia toje vietoje apie kainą aš aplamai nediskutuoju. Diskutuotinas dalykas yra tik tai darbo kokybė. Jeigu žmogų tą darbo kokybę tenkina, tiek, kiek jisai sumokėjo, viskas tvarkoja. Nėra jokių klausimų, bet jeigu pasidaro ir pradeda lysti kažkokios problemos, atstatyti ten negalima, koreguoti negalima, tai ką tada? Jau kaip ir nebelabai ir pykti išeina, kadangi sumokėjau labai pigiai, o perdarimas kainuoja dažniausiai kelis kartus brangiau negu ten, ką tu sumokėjai už tą savo pigų į čipą, tai pavadinkim. Nesakau, kad ir brangus čipas taip pat gali būti nekokybiškas, jeigu ne pats koreguoji, ne pats modifikuoji, tą programą kažkur ten nuperki, surašai, žodžiu, ir taip toliau. Tai čia yra kita tema. Tai žodžiu, gerai, apie tuos stage'us taip ir nepabaigiau turbūt, ne? Kaip ir sakiau, stage'ai yra visada pagal mechaninės modifikacijas. Žinokit, ką jūs norit iš to keturračio padaryti. Ar jūs norit tiesiog smagiai kažkur ten, ar miško keliukais, ar kažkur ten, šiaip nežinau, kaimo keliais kokiais pasilakstyti, ar jums jisai tik tai prie ūkio yra, ar jūs jau jį ten tikrai skandinsit, nes, pasakyti pradžioj gal ne, bet po biškį, matau vis daugiau čia tą hobį įeina, tos visus skandinimo reikalus populiarėja, tai galbūt ir jūs tuo dalyku užsimsit. Tai norėdami sutaupyti tą dalį pinigų kažkokią, visada pagalvokite priekį, ar aš norėsiu daryti. Tas skirtumas nebus labai didelis. Ten nuo stage'o 1 iki stage'o 3 ten ta suma gali varijuoti, nežinau, 50 eurų, 100 eurų, ten maksimum. Priklausomai nuo keturračio metų, ten kubatūros, žodžiu, ir jūsų tų modifikacijų. Ir aplamai tas chiptuningas, šiai dienai tai yra, nežinau, realiai juokingi pinigai. Kodėl žmonės galvoja, kad tai didelės sumas, nežinau, pasiėmė keturratį ten už 10 000, 15 000 eurų ir neturite ten kelių šimtų eurų pasidaryti, tikrai kažkokį naudingą dalyką, kas jums to daugiau pojūčio, tokio smagumo suteiks, tai čia, kaip pasakyti, keistai man skamba, pasidaro geriau kokias grafikas, ten už 500 eurų užsiklijuoja. Ir kaifas, ir važiuoja. Šito dalyko nesuprantu, koks pointas iš tų grafikų, ką jums tas dalykas davė. 500 eurų negaila ant kokios nors grafikos, o ten 200-300 eurų susireguliuoti, pasidaryti keturratį taip kaip reikia, jau čia yra kosmosas. Tai
kai pradeda ten tą kosmosas kažkoks tenai, tai, chebra, aš pasakysiu taip, čia yra jūsų problema šitie visi dalykai. Jeigu jums tie pinigai, kurių kažkas tai prašo už savo darbą, ten ir patirtį ir panašiai yra kosmosas, tai čia yra ne to problema, kuris prašo, yra jūsų problema. Jeigu jūs, kaip pasakyti, visada galite uždirbti daugiau. Jeigu aš kažkokios paslaugos, tarkim, negaliu sau leisti, aš nesakau, kad tai yra kosmosas. Tiesiog aš jos negaliu sau leisti paprasčiausiai. Jeigu aš matau, kad kažkas važiuoja ten, nežinau, su Lambo ar su Ferrari kažkokia, aš nesakau, kad jis yra gaidys. Kodėl jisai važiuoja su Lambo, aš važiuoju su kažkokiu ten, nežinau, triperiu už 5000 eurų, ne? Tai čia yra mano problema. Kad aš nesugebu, kaip pasakyti, uždirbti tų pinigų, pakelti savęs į tą lygį, kada man tie keli šimtai eurų yra absoliučiai nulis emocijų. Tai piniginis klausimas aplamai jisai turi būti paskutiniai vietoj. Niekada neklauskit, kiek kainuoja, kokią kainą. Nei labas, kokią kainą. Aš šitą dalyką aš nesuprantu. Tai pirmą jūs pasiklauskit kitų dalykų. Įvertinkit visus už ir prieš ir jūs tada vertinkit, ar jums apsimoka ar neapsimoka. O ten tas kaina, aš jums pasakysiu tą kainą iš karto, nėra problemos. Ir jūs iš karto sakysit kosmosas, bet jūs net nežinot, apie ką eina kalba. Nelyginkit čia su mašinų kažkokiu ten čipavimu, ten kur už 50-100 eurų kažkas daro. Mašina sveria 2 tonas, ją už 100 eurų čipuoja, keturratis sveria ten 300 kg. Tai jisai turi tada, nežinau, kiek ten čipuotis, iš 3 dalinti reikia, tada už 30 eurų, ten, tarkim, už 50 eurų. Kuo mažiau savo nervų sudeginsit ir kitiem, to bus visiems geriau. Tai tas chiptuningas ar kažkas yra absoliučiai neprivalomas. Čia yra tik tai, kaip pasakyti, kiekvieno žmogaus asmeninis poreikis. Kaip ir ten, nežinau, rūbas kažkoks ar dar kažkas. Jeigu jūs norit, jūs darot, jeigu jūs nenorit, nereikia putotis, ten draskytis, žinai, ir panašiai. Tai va, apie tuos stage'us, kaip ir sakiau, paskutinį kartą. Jie darosi tik tai pagal mechaninės modifikacijas. Variatorius, išmetimas, įsiurbimas ir taip toliau. Jeigu pas jūs standartas yra visiškas, pas jūs programavimas galimas tik stage 1. Jeigu neplanuojat kažko kito daryti ir mes nesusitarėm kitaip, kad jūs darysit. Nėra prasmės rašyti didesnį stage'ą su kitokiais parametrais ant standartinio keturračio. Ką dažnai daro daugiausia turbūt tų programuotojų, jie turi vieną programą ir nesvarbu koks ten stage'as pas tave, jie visiems rašo vienodai. Aš niekada to nedarau. Pas mane kiekviena programa yra individualiai tie parametrai koreguojami pagal tai, ką jūs man pasakėt, ko jūs norit, kaip jūs įsivaizduojat ir taip toliau. Taip, toliau kokie klausimai, ką aš pajusiu, kiek ten dasidės, ten žodžių ir taip toliau. Čia toks klausimas, ką aš pajusiu, šitą klausimą aš atsakymą aplamai neturiu, visada taip ir pasakau. Kiekvienas žmogus įsivaizduoja savaip, kiekvienas jisai jaučia savaip, vienam 5 arklio galės yra afigenai daug, kitam 30 arklių yra, kaip pasakyti, nieko. Tai jūs turit suprasti, kad čia yra ne turbo, šitie, kaip pasakyti, yra BRP ten su turbinom žodžiu, bagiai ten ir visa kita, bet aš kalbu apie paprastus keturračius, atmosferinius variklius. Ką jūs pajusit? Ką jūs pajusit, jūs galėsit tik tai man atsakyti po to, kai bus atlikti darbai, jūs pravažiuosit, įvertinsit įvairiose sąlygose, kaip keturratis elgėsi prieš tai ir kaip jis elgėsi dabar. Jeigu jūs kažkas netenkina, pastebėjot kažkokių niuansų, visada galima tą programą koreguoti. Tai ką jūs pajusit, tik tai jūs žinot, kiek arklių dasidės, taip, kas liečia arklių matavimus, ten ir visus tos dalykus, taip, šiai dienai nėra pas mane dyno stendo keturračiams, yra tik tai motociklams. Jeigu jums aktualu būtent tas skaičius, kiek pas jūs buvo ir kiek dasidėjo, taip, tam yra būtinas dyno stendas, be jo šitie dalykai, kaip pasakyti, parodyti, įvertinti nėra įmanoma. Bet kas liečia reguliavimą, taip galima padaryti be dyno stendo, realiom sąlygom. Atvežat keturratį, paliekat, kaip pasakyti, dyno matavimai neatliekami, bet keturratis testuojamas, imami parametrai, žodžiu, ir reguliuojama pagal juos. Tai yra realiom sąlygom, tai yra ant kelio kažkur ir panašiai. Prasitestuoji, pasimatuoji kūro mišinį, koks jisai tenai yra.
ir pagal tai darai atitinkamas kūro korekcijas. Tai toks būdas jisai būtų, pats tikliausias, aišku, nėra saugiausias. Keturratis nėra ta tokia transporto priemonė, kuri yra labai greita tenai, ne kaip motociklai 200-300 km per valandą jau čia ant gatvės, kaip pasakyti, nepareguliuosi ir nepaskraidysi tokiais greičiais. Keturratis, ten dar 100, 120, 130 dar kažkur galima tenais su juo paliekti, kai niekas nemato, galima tai pasakyti. Išsimatuoti tos parametrus, ką reikia ir daryti korekciją, žodžiu. Šito kaina, iškart pasakysiu, yra brangesnė negu EcoFlash'as, dėl to, kad užtrunka tikrai N kartų ilgiau. Bet šitas metodas reguliavimas jisai yra tikslesnis. Tai, kas liečia kūro sistemų atmosferiniam varikliui, ypač tiem, pas kurios yra gazas trosinis, yra ypatingai svarbus dalykas, dėl to, kad iš kūro sistemos reguliavimo daug bonusų. Tai jeigu klausėt apie arklius, kiek dasidės, aš jums negaliu tiksliai pasakyti, kiek dasidės. Jūs tą informaciją galite pasigūglinti internete apie, tarkim, skirtingus keturračius. Tikrai yra per pasaulį žmonių, kurie šiai dienai, tarkim, turi tą dyno stendą vadinamą keturračiams matuoti. Ir jie, tarkim, atlikinėjo kažkokius, nebūtinai ten reguliavo, tai pasakysim, mane vienas Petras sureguliavo keturratį, pasiekė tiek arklių, ten kitas Antanas sureguliavo keturratį, pasiekė tiek. To galutinio skaičiaus kaip ir jūs nesureikšminkit, kadangi kiekvienas žmogus jisai dirba kitaip, pas kiekvienas stendas yra kitoks. Galiu pasakyti iš patirties taip, dažniausiai nuo 6 iki 10% tas yra galios prieaugis prie bendro, tai yra tiek arklio galios, tiek niutonai. Tai galit pasidalinti ten pagal savo tą keturratį, kiek jisai turi tų arklių ir panašiai. Tai jeigu jūs pasiskaičiavot ir jums išeina, tarkim, 5 arklio galios, blemba, atrodo kaip ir nėra labai daug, bet žinokit, pasakysiu taip, tos 5 arklio galios kartais tikrai labai neblogai jaučiasi. Plius turėkit omeny, kokią kubatūrą jūs turite. Jeigu jūs turit kažkokią ten 450, 520, žodžiu, 600 kubikų tą kubatūrą, nesitikėkit, kad jisai važiuos kaip ten, nežinau, 800, kaip litras ten, jūs, kaip pasakyti, supraskit, ką jūs turit. Mano darbas yra padaryti viskas, kas įmanoma pagal tokią techniką, kokią jūs turit. Aš labai noriu, bet aš negaliu padaryti daugiau, negu jinai man fiziškai leidžia. Jeigu mes pasiekėm kažkokį rezultatą, jisai važiuoja geriau, tai kaip ir darbas yra atliktas. Aš negaliu, jeigu, tarkim, jūsų tas rezultatas nepatenkino, Būna ir tokių tikrai žmonių čia, kaip pasakyti, įsivaizdavo, kad ten ant 2 ratų jam kils, važiuos ir taip toliau, o taip nesigavo. Ir jisai pyksta, bet taip yra. Programuotojas jisai negali pagimdyti daugiau, negu įmanoma pagimdyti. Ir nesakau, kad neverta daryti, tiesiog, pasaulyje taip yra. Pasižiūrėkit skaičius, kiti ten dėl 1-2 arklio galios investuoja 1000 eurų, o čia sumokėję kelis šimtelius, gavę ten tas kelias arklio galias, nuliūsta ir prasideda, kodėl ten tiek mažai, kodėl čia taip stipriai nesijaučia ten ir panašiai. Aš visada stengiuosi padaryti taip, kiek įmanoma gerai pagal esamas sąlygas. Tai plėšytis, pykti ant kažko, kaip pasakyti, nėra prasmės, visada reikia kalbėtis, jeigu kažkas netenkina, galima koreguoti ir panašiai. Tuo labiau, jeigu darot nuotoliu, tą vadinamą EcoFlash'ą be jokių ten realių matavimų, testavimų, žodžių ir panašiai, tai pas jūs rezultatas jisai tikrai bus prastesnis negu realiom sąlygom, tą keturratį tenai testinant, reguliuojant ir panašiai. Kuo mažiau investuoja, tuo prastesnį rezultatą gaunat. Tai kas liečia kiek dasidės, turėkit omeny, nuo 6 iki 10% dasideda bet kuriam keturračiui, jeigu jis yra gyvas, sveikas, techninė būklė ten, žodžiu, jo tvarkinga ir visa kita. Jeigu su keturračiu yra kažkokios problemos, joks chip-tuningas, joks reguliavimas, fizinės problemos, mechaninės problemos turiu omeny. Joks reguliavimas jisai neužglaistys, kaip pasakyti, tų mechaninių problemų. Tai sako žmonės, man čia netraukia, mano keturratis ten, kiek čia dasidės man ir panašiai. Pirma, jūs turite žinoti, ar pas jūs yra viskas tvarkoj, ten žvakės, kūros slėgis, ten vožtuvus reguliavimas ir visi kiti tie dalykai. Tai kai visa tai yra tvarkoj ir atitinka
nu tikrai tokią techninę būklę, kokią turėtų atitikti, tada jau galima apie tą chip tuningą kalbėti. Tai va toks yra atsakymas, ką jūs pajusit, ką jūs tenais, kaip pasakyt, ką jūs pamatysit, tai, kaip pasakyti, prieki niekas tikrai jums nepasakys. Čia yra jūsų sprendimas, ar jums verta ten investuoti tuos pinigus ar neverta. Mano darbas yra daryti, o neįtikinėti arba atkalbinėti. Aš niekada neįtikinėju žmogaus, ta prasme, kad tu būtinai daryk, čia būtinai tau yra tas ir tas, kad ten pasimti tos pinigus ir po to žmogus pamato, kad nėra to rezultato, ne? Visada pasakai taip ir taip, žinau, nežinau, dasidės, nedasidės ir tada žmogus pats gali įsivertinti, ar jam čia apsimoka daryti tą dalyką ar ne. Tai va, turbūt apie tos pojūčius užteks. Toliau kitas klausimas. Pliusai, minusai keturračio reguliavimo, čipavimo ir taip toliau. Apie ribotuvus nekalbu, tai ribotuvas čia yra, kaip pasakyti, standartinis reikalas, jeigu jums aktualu greitis tik tai ant vienos pavaros. Taip, nusiėmėt ribotuvą, lekėt į žodžių ir visa kita. Tai pagrindiniai pliusai reguliavimo ar visų kitų tų dalykų, tai tikrai yra daugiau negu tik tai greitis. Tai kuo naujesnis keturratis, to pas jūs yra, vadinkim, tų daugiau euro apribojimų, tai yra emisijos, ten visi kiti reikalai, tai gamintojai, kad papultų į rinką, Europos ypatingai, liesina tą kūro mišinį, nuiminėja tą kūrą, kad keturratis galėtų būti paleistas į rinką tose ir tose šalyse, tarkim, ne? Tai ką jūs gauna, tai yra kūro korekcijos, uždegimo sistemos korekcijos, ten sukimo momento, kaip pasakyti, ribotuvų tie visi nuėmimai. Tų parametrų ten yra N ir N ir N. Aišku, kuo paprastesnis keturratis, tuo ten tų parametrų yra mažiau. Kuo yra naujesnis, tuo yra daugiau. Tai vat kalbu apie tos elektroninės galio perdavimo sistemas. Kuo turit naujesnį keturratį, tuo galimai potencialas yra didesnis. Nesvarbu, ar jūs ten nusipirkot 4PM, ar jūs ten litrą nusipirkot. Taip visą laiką buvo ir bus. Pirkit bet kokią kubatūrą, jums vis tiek su laiku bus mažai. Tai turėkit omeny, kad tas reguliavimas jis yra ir dėl motoro ilgamžiškumo. Žmonės nustemba, taip galima pasakyti, neišėjo keturratis į rinką, taigi iš gamyklos jisai turi būti afigenai tiksliai sureguliuotas, ten galingiausias, geriausias ir visa kita. Tai yra absoliučiai netiesa. Tie parametrai dažniausiai yra primažinti, prisukti, pridėta apribojimų, primažintas kūras, kad keturratis paprasčiausiai galima būtų jį pardavinėti legaliai. Ir tiek žinių. Tai už tą čipą čia pagal stage'us jau nebevardinsiu žodžių, dažniausiai liečiasi tie patys parametrai, tik tai atitinkamas, kaip pasakyti, ne jau kiekis, bet tiesiog pagal kiekvieną stage'ą skirtingų metodų tie parametrai yra koreguojami. Tai yra kūro sistemos reguliavimas, uždegimo sistemos reguliavimas, elektroninės sklendės, ribotuvai, šitie greičio ribotuvai, apsukų ribotuvai, kai kuriem keturračiam ventiliatorių paankstinimas, ta prasme, kad jisai anksčiau įsijungtų, vėsiau variklis dirbtų, kadangi tie euro reikalavimų keturračiai būna labai dažnai, tikrai pasitaiko, kad išmetimas net raudonuoja. Tiesiog keturratis be jokios apkrovos ir keturratis šitą jo išmetimas iki raudonumo net kaista. Tai yra, jeigu jis yra ten naujas, neturi jokių mechaninių problemų ten su vožtuvais, tarkim, su kūro slėgiu, tai gamintojas yra jisai ant tiek prisukęs tą kūro padavimą, kad jisai praeitų po tuos visus CO tenai matavimus visokius, kad nėra sveikas tas dalykas. Tai pirmoje vietoje jūs mokat už motoro ilgamžiškumą ir sveikatą. Chip tuningas reguliavimas, jisai nėra variklio laužimas, jisai nėra keturračio laužimas. Čia ne kažkoks ten turbininis reikalas, kur ten gali kelti turbinos slėgius, ten žodžius sprogdinti tuos variklius ir panašiai. Čia apie tą mes nekalbam, apie atmosferiniai varikliai biški kitaip. Čia, kaip pasakyti, tokių kosminių prieaugių kažkokių nėra. Aišku, galima sugadinti ir atmosferinį variklį, niekas nesako, bet pagrindinis tas reguliavimas tikrai duoda, kaip pasakyti, tolygesnis galios perdavimas, mocas švelniau važiuoja, švelniau gazą priima, netaip tamposi. Vėsiau dirba dėl kūro sąnaudų ekonomijos, nepasakysiu, keturračiai aplamai jie yra rykliai, nepalyginsit su motociklu, kuris ten turi, nežinau, 200 arklio galių ryja 6 litrus benzino,
O pas jūs keturatis ryja, ten 15, pas kuriuos ten 20 litrų ryja. Čia yra, kaip pasakyti, ne ta transporto priemonė, kur galima galvoti apie kažkokios kuro sąnaudas, taupimą ten ir taip toliau. Tai jeigu mes nuiminėjom tos visus euro reikalavimus ir panašiai, taip mes kuro kiekį didinam, kai kur mažinam, kadangi reikia žinoti kiekvieną modelio specifiką, nes gamintojai dažnai būna vienose zonose per mažai kuro, kitose smarkiai per daug kuro. Tai koreguojasi, žodžiu, ten, kur reikia ir tiek, kiek reikia, kad keturatis tikrai arba tas kuro sąnaudos nepakinta, arba dažniausiai labai nedaug padidėja. Yra buvę tokiu atveju, kad net ir pamažėdavo. Tai keista, ne? Galia padidėjo, sukimo momentas padidėjo, visos charakteristikos pagerėjo ir dar kuro sąnaudos sumažėjo. Kaip taip gali būti? Taip gali būti, toks yra atmosferinis variklis. Čia ne turbina, kaip keli turbinos slėgiai ir duodi žymiai daugiau kūro. Kuo daugiau oro, tuo daugiau kūro. Tai su atmosferiniu varikliu nebūtinai toks dalykas. Galia mažėja, galia krenta vienodai. Tiek nuo kūro trūkumų, tiek nuo pertekliaus kūro. Ir tos arklius prarasti, kaip pasakyti, galima ir vienu, ir kitu būdu. Tai va, turbūt daugiau apie šitą nėra ką pasakyti. Tikrai, kam rūpi variklio sveikata, ilgamžiškumas ir taip toliau, tikrai tą reguliavimą darytis verta. Pasidarykit, nežinau, ten kažkokį tyrimą, kur jūs norite ten tą savo keturatį, žodžiu, reguliuoti. Jeigu jūs tenkina, kaip vienoje vietoje daro, gali daryti toje vietoje. Jeigu patinka, kaip kitas žmogus dirba, kitokiu principu, jūs gali daryti toje vietoje. Pinigai yra jūsų, keturatis yra jūsų ir niekas jums, kaip pasakyti, nepasakys, daryk ten, nedaryk ten. Turėkit savo galvą, nebūkit, kaip pasakyti, botai, kuriem kažkas vienas pasakė, kažkur kažkas ten darė, kažkur kažkas blogai, dabar ten nevažiuok. Arba kitoj vietoj, važiuok tik tenai, nes ten labai yra gerai, ten labai pigiai, žodžiu, ir taip toliau. Tai visą laiką tokia istorija būdavo. Rekomenduoja gyrę tik tai tą žmogų, kuris daro pigiai. Visiškai nesvarbu, kad tas, kuris daro brangiau, pasita paslauga N kartų geresnė, kokybiškesnė, su geresniu palaikymu, pavadinkim tuo suporto, ne, iškilus kažkokiam problemam, reikalingos korekcijos ir panašiai. Jūs kartais mokat papildomai už tą, už tą patogumą, ne, už tą galimybę koreguoti. Tai pats nusprendžiat, kur jums patinka, jeigu jums ten neįkandama kaina vienoje vietoje, okei, darykit kitoje vietoje, čia tame problemos aš nematau, įtikinėti, arba ten, tarkim, man dabar ten pasiūlė ten už 100 eurų, tai davai tu už tiek padaryk. Čia tokia amžina istorija, neverta plėstis. Kas turi savo verslą, kas dirba ant savęs, jie supras tą dalyką, kas dirba valdiškai, jie niekad nesupras to dalyko. Kad yra atitinkamos investicijos, čia nesuplaktukų ir neatsuktų, tie dalykai visi daromi, tai programos, žodžiu, ir visi kiti tie dalykai kainuoja n ir žinotumėt, kiek kainuoja, tai suprastumėt tikrai, kad tie pinigai yra pateisinami. Aišku, jeigu tu turi vieną programą kažkokią, visiems ten tą patį iš eilės, kaip pasakykim, taip ant viršaus surašinėjai, tai pas tave tos gal investicijos minimalios. Toliau, kas dirba individualiai, pavyzdžiui, nori turėti tikrai didelį padengimą technikos, turiu omeny, kad daryti ten visus keturačius, žodžiu, visais įmanomais stage'ais tenai ir taip toliau, tai tos investicijos yra N kartų didesnės. Praktika, patirtis, žodžiu, ir visa kita. Tai turbūt palaukit dar kokie čia tie klausimai. Apie stage'us pasakiau, apie ką pajusit taip pat liktai paminėjau. Ten verta, neverta, kaip ir sakiau, jau visada verta daryti, jeigu jūs norit tobulinti, maloniau važiuoti, kad jums būtų geresnė dinamika, ten didesnis greitis, žodžiu, ir taip toliau. Tai tikrai verta daryti ir tikrai tų pinigų yra verta. Svarbiausia yra išsirinkti gerą meistrą, kuris jums, kaip pasakyti, padės gerai. Nelyginkit vienoje vietoje padarytą, tą vadinamą stage ir kitoje vietoje. Kiekvienas žmogus, jisai turi savo galvą, jisai dirba savo principų, jisai dirba su savo įranga. Jisai galbūt supranta tą reguliavimą vienaip, kitas meistras, jisai supranta tą reguliavimą kitaip. Aš kalbu iš savo varpinės, kadangi aš motociklus reguliuoju atmosferinius ant stendo, pas mane patirties tikrai yra nemažai. Susikaupę, žinau, kaip dirba tas visas variklis, kaip vienas ar kitas parametras reguliavimas atsiliepia tai technikai.
Tai aš galiu kalbėti, kaip pasakyti, iš pačios tiksliausios pusės ir tie pakeitimai, jeigu tai kalba yra apie akuflešą be realių matavimų, tai yra tikrai maksimaliai gerai, kas galėtų būti. Jeigu su realiais matavimais, tai yra dar geriau, bet ten yra kainos skirtumas. Tai tas klausimas, kiek kainuos, tai kaip ir sakiau, tie keturračiai yra įvairūs. Investicijos į tą programavimą yra taip pat įvairios. Vieną keturratį gal programuotojų investicijos reikia 500 eurų, į kitą galbūt ten reikia, nežinau, ten 5000. Programatoriai kainuoja 1000, 10 000. Kas dirba profesionaliai, kas turi pilną padengimą, jie investuoja daug į tą sritį. Čia nėra taip, kad su kažkokia diagnostika atsistojęs ten mygtukus spaudinėjai ir jum ten, žodžiu, tie eurai tiesiog byra iš dangaus. Taip tikrai nėra. Investuoti daug reikia, kaip pasakyti, mokytis daug, eksperimentuoti daug, kad padaryti tą darbą sąlyginai greitai ir kokybiškai. Tai kaina paprastų ribotuvų, nežinau, dažniausiai nuo 130 eurų. Jeigu koks rimtas ten keturratis, gali būti ir daugiau. Kas liečia čipavimą, irgi tos kainos. Žinokit, yra įvairios. Gali būti ir 200 eurų, ir 300 eurų, ir daugiau. Kai kuriem keturračiam šiai dienai, pavyzdžiui, iš BRP kažkas yra ir gali jums tas dalykas kainuoti ir 1500–2000 eurų, jeigu jūs norėsite tą keturratį daryti. Aš nesakykite, kad aš kosmonautas iš karto. Taip yra, tokios yra techninės galimybės šiai dienai. Jeigu meistrui investicija yra afigienai didelė, padaryti vieną ar kitą darbą, jisai negali jums padaryti už 200 eurų ten ar už 300 eurų keturratis, kur jam reikia investuoti, kad galėtų tą keturratį programuoti kelis tūkstančius eurų. Taip yra, pavyzdžiui, nauji Polariai, nauji BRP. Tai sistema, kaip pasakyti, ne visi tenai modeliai, bet keletas modelių naujausi ten BRP 1850, po to Bagiai, Polariai dar tenais, kai kurie modeliai yra su užrakintais valdymo blokais, tai pavadinkime analogiškai kaip mašinoms, kai kurie naujesni yra blokai užrakinti. Taip analogiškai yra ir motociklam ir keturračiam. Žodžiu, tai būtent, kur yra Bosch'o įpurškimo sistema. Bosch'as nuo senų laikų tos kompus kodavo, rakindavo ir taip toliau, bet su laiku tos, kaip pasakyti, atsiranda sprendimai, nulaužė tos kompus ir taip toliau. Tai su šita paskutinė karta yra daug niuansų kol kas. Mašinų taip, jau ten yra tų sprendimų, bet žodžiu, tie nulaužimai visi, jie nevyksta vietoje, reikia išiminėti kompą, ten siūsti, kad atrakintų, tada pirkti ten jų tą specializuotą įrangą, kad būtent su jų įranga programuoti, ir tai yra daug pinigų. Jeigu jūs tikrai, kaip pasakyti, čia nesakysiu vienas ubagas, kitas ten pasiturintis smarkiai, jeigu jūs investuojate tą savo pramogą ir jums ten tie pinigai nėra problema, tai tą dalyką tikrai galima daryti. Bet jeigu aš pasakau, kad šitą keturratį kainuoja padaryti 1500 eurų, nereiškia, kad aš esu kosmonautas. Tiesiog yra tokia investicija, kad padaryti būtent tą modelį. Dažniausiai ten paprasti standartiniai ten keturračiai, nežinau, ten iki 300 PM eurų turbūt maksimum, nebent jau bus kažkoks ten labai modifikuotas ir norėsit reguliuoti realiom sąlygom. Tada taip ta kaina bus didesnė, dėl to, kad reikės sugaišti žymiai daugiau laiko ten ir taip toliau. Bet jau tada turėsit atvežti keturratį į vietą ir palikti, ten būna dažniausiai poros dienų bėgi. O jeigu nori to standartinio, vadinkim, programavimo, tų ribotuvų, ten nuėmimų ir panašiai, tai galit orientuotis nuo 130 ten iki, nežinau, iki 350 eurų tose ribose. Nežinau, ar čia yra dideli pinigai, ar čia yra nedideli pinigai. Kiek kas uždirba, kiek kas kaip įsivaizduoja. Man tai, nežinau, šiai dienai yra ne tai, kad aš uždirbu milijonus ir man tai yra juokingi pinigai, bet tie pinigai jau šiai dienai yra labai juokingi. Tai kiekvienas tą dalyką savo gali leisti, jeigu jūs, kaip pasakyti, įpirkot, nežinau, ten leasingų dabar ima tos keturračius, ten be įnašų kokių ir panašiai, ten kitą temą, bet jeigu jūs perkat techniką, ten 10 000 plus, blemba, nepykit, jūs tikrai turit sąlygas tiem keliem ekstra 100 eurų. Taip, tai tokie ir yra tie pagrindiniai dalykai.
piniginis klausimas. Visi kiti niuansai, manau, čia turėtų būti kaip ir aišku. Jeigu dar kažkas neaišku, visada geriau skambinkit. Tas žinutės tenai, arba voice'ą kokią atsiųskit, ar dar kažką, kad arba aš jums atsiųsiu balso žinutę, kad nereiktų ten milijoną susirašinėjimų tų daryti ir, žodžiu, būtų laiko gaišimas. Tai geriausia visą laiką yra paskambinti, jeigu keliu, ragelį reiškia, galiu ir noriu kalbėti, jeigu neatsiliepiu, tada būna perskambinu ir panašiai. Tai visada galima ras bendrą kalbą, susitart, padaryti ten, žodžiu, pagal jūs visus tos dalykus. Jeigu yra daugiau tų keturračių, kažkoks ten potencialas, galima ten ir tas kainas kažkiek pasiderinti, bet ne taip, kad iš karto padaryk čia man už tiek, nes aš čia tau atvarysiu dar ten 10-20 keturračių. Tas istorijas aš čia žinau, niekas čia niekada netvaro. Tiesiog toks būdas nusimušti kainą ir taip toliau. Tai šitas bajeris neveikia. Kainą visada, aišku, galima pasiderinti. Viskas priklauso nuo to, kaip žmogus kalba. Jeigu mes randam bendrą kalbą, tai manau ir dėl tos kainos galima susitart. Tai va, daugiau iš techninės pusės, nu, galbūt dar apie tuos stage'us galima būtų kažką tenai paminėti, tai realiai pavadinimų nenorėčiau aš ten minėti, reklamuoti kažką arba antireklamuoti, tai žodžiu, pirkit patikrintus produktus, kas liečia mechaniką, turiu omeny, tai ypač variatorių tie visi reikalai, svareliai, spiroglės, karūnos, tie stage 3 ypatingai, ne? Tai būna važiavo 400, čia apie litrus kalbu, arba 850 pavyzdžiui, ne, važiavo 120, 125 ten ar 128. Įsidėjau variatorių, komplektą ten ar man sudėjo ir dabar jisai važiuoja 95 arba 100. Tai taip yra, tai būna su kopijom dažniausiai, tai yra vieni lenkiški, kiti yra, man atrodo, šitie suomiški, ne? Tai suomiški, nu, tikrai yra kokybiškesni ten tie visi produktai. Galbūt jau patobulėjo ir tie lenkai kopijuoti tenai tuos visus reikalus, bet iš mano patirties tai prarandat greitį, prarandat kitus tenai dalykus ir po to nieko padaryti programiškai nebegalima, aš nebegaliu pritempti, ta prasme pakelti to greičio, nes jau ten yra viskas fiziškai, mechaniškai ribojama. Tai jeigu jūs norit, kad pas jūs trauktų kuo daugiau nuo starto, nuo žemų, taip jūs darot kuo aukštesnį stage'ą, tai yra kaip minimum antras, jeigu norit dar daugiau, tada dedat trečią stage'ą. Tada jisai lupa nuo žemų geriau, tikrai, kombinacijoj su čipu tai šisa būna dar geriau. Bet tada būna krenta maksimalus greitis dažnai arba ta galia jinai prie aukštesnių sūkių yra jinai tokia, ne taip juntama ir mažesnė. Jeigu jūs ten neskandinat, žodžiu, tiesiog taip savo pramogai kažkur varinėt, jums to antro stage yra daugiau negu per akis. Su kokybišku variatoriaus komplektu jūs išsaugot ir tą maksimalų greitį, ir tos dinamikos, ir tos galios daugiau, visko yra. Ir tas komplektas, jisai tikrai nėra šiai dienai labai brangus. Manau, nuo 200 eurų kažkas kokybiškas variantas. Kiek kopijos kainuoja, nepasakysiu, niekad nesidomėjau. Manau, tikrai pigiau, bet čia labai minimalus toksai skirtumas, geriausia pirkti yra, kaip pasakyti, protestuotą produktą, mechaninį turiu omeny. Toliau, kas liečia ten išmetimus, šitos visus ten, ką aš ten mačiau, antgalius kažkokius tenai pardavinėja tokius, žodžiu, tai, ten dėl garso nebent, kaip pasakysiu, tie tokie antgaliai, ten iš jų naudos nelabai yra, ta sietelė būna nupjauna, jeigu tas sietas jisai neužakęs, neužsikišęs tenai, žinai, neužsilydęs, katalizatorius pavadinkim mane, tai ten iš to antgalio ten naudos, kas liečia galę, yra 0, išmetimą sudėjus keturračiui, taip pat nepapilna turėjomeni išmetimą, taip pat nepasakyčiau, kad ten bus didelis kažkoks galios prieaugis, efektas finale po reguliavimo. Tų išmetimų taip pat pasirinkimo didelio nėra pagrindas, kas dabar yra Lenkų tie dominatoriai. Už savo biudžetą ir pinigus kokybiškas produktas, bet kažkokio tenai tokio galios ten prieaugio ir visa kita iš jo, nelabai, ten daugiau dėl garso.
Tie keturračiai tenai, kaip pasakyti, ir taip sveria. Žodžiu, turėkit omeny taip pat tie garios prieaugiai. Keturratis sveria, nežinau, ten 305 kg, dar jeigu žmogus atsisėda, nežinau, ten šimtelis ir panašiai. Blemba, pasižiūrėkit, kiek yra pas jūs arklių ir kiek sveria ta technika. Taip pat įvertinkit tą dalyką, kad, jeigu litras, tai litras, bet jeigu jūs turit 405 kubų ar ten 400, jam išsikočiuoti, tai ten jisai nevažiuos kaip raketa, bet kokiu atveju. Jeigu jums reikia tiesiog, kad taip, čiučiut smagiau būtų, čiučiut, kaip pasakyti, tolygiau, švelniau gazą priimtų, taip verta daryti ir 4PM, ir 400 kubų, ir 300 dabar tie yra modeliai tokie. Wolfai, man atrodo, dar ten kažkas neprisimenu tiksliai. Net ir tokiem verta daryti ir ta investicija nėra labai didelė. O kas jau turi ten 800 plus kubų, tai tuo labiau yra verta šitą dalyką daryti. Taip, turbūt viskas, daugiau nelabai prisimenu, ką čia dar paminėti. Pagrindinius dalykus paminėjau, kaip ir sakiau. Jeigu kažkas neaišku, visada geriausia yra, kad paskambintumėt, tada aš jums smulkiau, aiškiau paaiškinsiu, jeigu jūs nesuprantat per žinutę, susirašinėjant. Ne visada gal žmogus supranta, ką aš noriu pasakyti, o ten 10 kartų tą patį aiškinti, tai irgi yra laiko gaišimas ir nesąmonė. Ir tada, kaip pasakyti, ir įsižeidžia, ir užpyksta, kodėl čia neatsakai, kodėl čia neatrašai ar dar kažkas tokio. Sekretorių čia nėra, dirba vienas žmogus, tai viskam ne visada yra laiko ir kartais net ir noro. Tai ir visi šitie dalykai galioja absoliučiai bet kuriam keturračiui, nesvarbu kokią kubatūrą jūs turit, nesvarbu kokius metus jūs turit, svarbu būtų įpurškimo sistema ir dažniausiai nuo 28 metų ir į viršų. Tokių senų keturračių nežinau, ar da čia labai daug Lietuvoje, čia nebent iš tų senesnių, BRP, Poliariai, tokie dar gyvi. Kažkas juos ten ir sportui naudoja ir visiems kitiem reikalam. Pagrindas dabar jau vis tiek keturračiai jau, kiek matau, labai daug čia kaip virusas su tais visais pardavimais, atstovybių, šimtai turbūt jau čia kiekvienam mieste čiutnė yra įvairiausių, ten tik tai pirkit pasiūlos kiniečių, kiek tik tai norit. Taip pat ir, kaip pasakyti, liktai ta pati klasė, bet kiekvienas jisai turi savo niuansų. Tai domėkitės, pasidarykit tyrimą, o jeigu kažko norit paklausti, galit paskambinti iš patirties, jeigu aš susidūręs, aš jums galėsiu papasakoti, koks potencialas yra pas vieną keturratį, koks potencialas yra pas kitą keturratį. Aišku, jeigu man suteiksit pilną info, tai yra ten būtinai tikslus modelis, metai, kilovatai, ten žodžiu ir visi kiti tie reikalai. Tai niekada neklauskit, kiek kainuos ir ką čia galima padaryti. Tokį klausimą aš nebenoriu atsakinėti daugiau. Tai video gavosi ilgas, bet jeigu kas nepatingėjo iki galo paklausyti, tai manau daugiau klausimų nebeturėtų kilti. Verta daryti? Taip, verta daryti. Kainuoja pinigų daug? Aš manau, kainuoja nedaug. Kur daryti, pas ką daryti? Tik tai jums yra nuspręst, pasikalbėti galit su vienu, pasikalbėti galit su kitu, įsivertinkit, ką jisai siūlo, koks pas yra ten palaikymas, žodžiu, proceso metu ir taip toliau, ir pagal tai išsirinksit. Jeigu pas vieną kainuoja 100 eurų, pas kitą kainuoja ten keli šimtai eurų, tai nebus ta pati darbo kokybė ir nebus tas pats produktas, turėkit omeny tai. Bet jeigu jūs tenkina ta ir pigesnė paslauga ir jums viskas ten geriau važiuoja ir visa kita, tai problemos nėra. Sutaupėt ten kažkiek tų pinigų ir visa kita, bet N kartų aš matęs tokių, kur kalbėjosi, tarkim, su manim žmogus, ten sugaišau N laiko jam, ten pasakodamas, žodžiu, visus tos niuansus ir liktai kaip jau jisai ir turėtų atvažiuoti, pasidarytą darbą. Paskiau ten kažkur pasimato, kad, tarkim, jisai pasidarė kažkur kitur. Kodėl jis pasidarė kitur? 100% todėl, kad tenais yra pasiūlė pigiau. Tai jeigu tas klausimas yra tik tai piniginis klausimas ir jūs pasirenkat kažkokią meistrą tik tai dėl to, kad pas jį pigiau,
Arba vat, jūs esat meistras ir jūs pasirinko dėl to, kad jūs padarėt pigiau. Tai žinokit taip, kad pirmai galimybė pasitaikius jūs mes per bortą, nes dar trečias meistras daro dar pigiau. Ir jūs atsidursit lygiai tokia pačia situacija. Taip, kad kiekvienas savo žinias, paslaugas ir visą kitą įvertina tiek, kiek jisai nusprendžia, kad tai yra teisinga, kokybiška ir atperka tas investicijas. Tai va, šiam kartui turbūt tiek žinių ir paka visiems.